Labai agresyviai Juventus myba rungtynių pradžioje. Ir čia Gajus trunka. Gajus į tai. Krekenavos labai anksti mums mėsos pasiūlo. Gajus trunka ir jo dėjimas iš viršaus. Nelabai sėkmingai sužaidžia, neužtikrintai kroatas metimas netiklus Pipkinsas. Krekenavos, kai norisi mėsos ir galingas bei mėsingas Džeilano Pipkinso dėjimas iš viršaus. Skarapleikį Baslygas ima dar vieną kamuolį. Romanchenka! Ir čia akys degančios, ryžtas įrodytas. Dviem rankom iš viršaus Romanchenko Dovydas užveda Šiaulių arenoje susirinkusius sirgalius šį vakarą. Dega Olinas Karteris, atgal Krikiai į rankas. Tu juokauji! Kokį epizodą su mėsomis čia fiksuoja Berčiai Muila, Benas Krikė. Greitai išpult varžu. Oi! Johnsonas atranda Maxwell Lewisą. Ką tik pamatėm šitą dėjimuką, įspūdingas epizodas iš Maliko Johnsono ir Maxwello Lewiso. Turbūt tokių epizodų ir laukia dienos Juventus fanai, kai... Įsirašo 3 taškus ir dar kartą išveda į priekį Kėdainius. Pipkinsas! Džeilonas Pipkinsas! Krekenavos, kai norisi mėsos ir kai lanko visiškai negaila, nes link jo kyla Džeilonas Pipkinso dėjimas iš viršaus už... Galimybė ir perduoti aukštą žaidėją, šį kartą nepabūgo Gudaičio ir pelnė 2 taškus, o čia ir netikslus metimas Ryto ekipoje. Liūdė kamuolį pro nugarą. Čia tas dėjimas susūdytas. Koks Rajonas Maxwellas Lewisas iš kaip toli atsispyręs, kaip aukštai pašokęs ir pats nei kiek nenustebęs, nors ne... Štai 7-0 ir dabar 4-1. Šiuo atveju buvo 1 iš 10, o vėliau dabar jau 1 iš 11, bet gal dėjimas su mėsomis ir čia galėjom pasirinkti bet kurį iš 2 Džeilono Pipkinso skrydžių ir bet kuris atsakymas būtų buvęs teisingas. Francisko! Tu juokauji! Čia su mėsomis epizodas Silvenas Francisko, tai buvo kažkas tokio. Ave de la viande! Google Translate verčia frazę su mėsa į prancūzų kalbą. Prašyti pražangos. Sergiūnas išvestas metimui, pasižymėti jam nepavyksta ir koks geras Turnerio perdavimas. Džeilonas Pipkinsas išsitraukė iš savo repertuaro dėjimą, kuris būtų buvęs geriausių dėjimų šių metų NBA dėjimų konkurse. Su mėsomis, visomis įmanomomis Džeilonas Pipkinsas priverčia mus...